Sveikas, Jonai. Sveikas, Viliau. Ko kvietei? Tai turime šitokį įsakymą, va, žiūrėk, toks įsakymas yra dėl komisijos sudarimo Prof. Kazimiero Pelčaro premijos laureatų atrinkimui. Skiriu medicinos fizikos skyriaus vedėją Joną Venių ir be medicinės fizikos laboratorijos jaunesnį mokslo darbuotojų Vilių Poderį į komisiją. Ir pasirašo direktorius ir mums prierašą tokį duoda, reiškia parinkti laureatus ir tikiu, kad viską apsvarstę sąžiningai priimsite teisingą sprendimą. Tai aš manau, kad tai aišku, abejonių nėra. Tai aš manau, kad ir... Tai nuo ko čia pradėsim dabar? Yra dvi premijos. Dvi premijos. Tai čia paprasta. Viena man, kita tau ir skirstamės. Bet čia, žinok, Viliau, šiaip, už mokslinius pasiekimus reikia disertaciją būti parašius, nebent mes nežinom, tu gal jau... Jonai, procese dirbama ties tuo, iki naujų metų bus. Nu tai bent jau tau tai netinka. Nu kodėl, man kaip tik tinka, čiagi jauniems premija, perspektyviems, aš tai jaunesnysis mokslo darbuotojas, o tu jau biški žilstelėjęs, ne? Nu gerai, supratau, nu tvarkoj. Tai tada aš siūlau šitaip, reiškia, yra visi kriterijai įsakyme, turime įsakymą, žiūrime į įsakymą, vadovaujamės to, kas parašyta ir paskirsim. Jo, čia ta įsakymas, aišku, įsakymų yra, bet pagal įsakymą visi gali parinkti ir gal mes kitaip padarom, pasižiūrim, koks buvo žmogus, profesorius Kazimieras Pelčaras ir pagal analogiją kažkam duosim. Šiaip gerai sakai, iš tikrųjų siūlau imti profesoriaus Pelčaro CV, žiūrim pagal jo CV ir manau pagal analogijos bus labai paprasta. Rasim. Jo, manau, kad čia problemų neturėtų būti, vat va, žiūrim. Profesorius Kazimieras Pelčaras gimė 1894 metais Truskavece, tai yra dabartinės Ukrainos teritorija. Tai gal ne visi ir žinojo. Išsilavinimas, medicinos studijos Jogailos universitete Krokuvoje, specializacija, onkologija ir medicinos mokslai. Absoliučiai tas pats kaip ir mes. Profesinė veikla. Profesorius Stepono Batoro universitete Vilniuje. Tai čia dabartinis Vilniaus universitetas. Vienas pirmųjų onkologijos specialistų regione. Tyrė vėžio diagnostikos ir gydymo metodus, skatino tarpdisciplininį bendradarbiavimą medicinos srityje. Vėl mums tinka. Vėl mums tinka. Ir moksliniai pasiekimai kokie įspūdingi. Daugiau negu 85 mokslinės publikacijos. Turi paskelbę straipsnių toksikologijos, hematologijos, onkologijos klausimais. Dažnai skaitydavo pranešimus tarptautiniuose kongresuose, kaip antai 1931 metais Paryžiuje, 34 metais Madride, 36 Briuselėje, 7 Londone, 40 Maskvoje. Domėjosi liaudės mediciną, sukūrė onkologų mokyklą, kurios tradicijos tęsiamos dabartinėje Lietuvoje. Gyveno Kazimieras Pelčaras ir dirbo Vilniuje nuo 31 metų iki 43 metų. Prisidėjo prie onkologijos mokslo plėtros Vilniaus universitete. Vienas pirmųjų skaitė onkologijos paskaitas. 1931 metais įkūrė onkologijos institutą. Čia Mūsiškė. Taip. Buvo Vilniaus medicinos draugijos vicepirmininkas. Antro pasaulinio karo metais priklausė Vilniaus labdaros draugijai. Buvo mėgstamas Vilniečių, neturtingus gydydavo veltui. Jo mirties dieną daugelis Vilniečių ryšėjo gedulo raiščius. Akivaizdu, kad buvo visos Lietuvos, viso Vilniaus žmogus. Ir ta proga 2004 metais tu gal net nežinojai, kad Polocko gatvėje, ten kur buvo įkurtas onkologijos institutas, yra dabar atidengta memorialinė lenta. Ir netgi šalia mūsų, čia yra Verkių seniūnijoje, netgi gatvėje yra Pelčaro vardu pavadinta. Bet dėja, kaip daugelio didelių žmonių, pabaiga buvo tragiška. Per Antrą pasaulinį karą buvo suimtas nacijų ir dėl savo akademinės veiklos ir pasipriešinimo buvo sušaudytas Paneriuose. Na, bet palikimą mes turime onkologijos pradžią, turime įsteigtą institutą ir kliniką, tai aš manau, vėlgi, galim žiūrėti labai paprastai. Jis buvo direktorius, mes irgi galim skirti direktoriui.
Nu, čia aišku variantas, bet kad profesorius Pelčaras buvo ne šiaip direktorius, jis buvo pirmasis direktorius, įkūrė naują institutą, buvo tikras startuperis. Startuperis, teisingai. O direktorius, kai gaus institutui OECI Comprehensive Cancer Center akreditaciją, bus tikrai stiprus kandidatas. Gerai, sutinku, bet mes turime ir šiais metais jau turime naują startupą, tai yra paliatyvios pagalbos skyrius, kuris buvo įkurtas tik tai dabar, nors mes seniai tą norėjom padaryti. Aš manau, kad čia tikrai labai gera būtų proga ir parodimas tikrai stiprios iniciatyvos. Čia rankos į viršų tikrai startupas, turbūt net ir reikalingas ir naudingas, bet yra toks niuansas. Premija tai su mokslu susijusi, o per tuos kelis mėnesius ar spėjo jie ten kokį tai straipsnį? Spėjo, parašė straipsnį. Parašė. Netgi galiu pacituoti. Nu, pacituok. Ir šalyje už jūrų marių tolimų, kur nemylėjo niek senų, toliau intrigas rezgė ir burtus puodan metė, piktoji pamotė sena ir jos dukrelė nelemta. Puiki M. Čiurlionio citata. Nu, citata, aišku, tokia nebloga, bet viena. O moksle, kaip žinom, citavimas tai labai svarbu. Nu, gerai, tiek to. Šį kartą pritariu tau, kadangi profesorius Pelčaras buvo tikrai vienas iš pradininkų ir itin produktyvų straipsniuose, parašęs daugiau negu 100 straipsnių, aš manau, kad tai galėtų būti kriterijus. Jo, jis buvo tikras overachieveris, buvo, kaip čia liaudiškai, darboholikas. Tai jeigu kalbant apie straipsnius, vėlgi aš noriu pasikartoti, tai iš tikrųjų vis tiek pirmas į galvą ateina profesorius. Nu tai profesorius Pelčaras. Profesorius Rotomskis. Rotomskis, profesorius Rotomskis, bet jis jau ordiną turi. Tai su juo mes dar 5 metus čia, jeigu tai kaip suprantu, prieštarauji. Jeigu nesakysi profesoriui, kad aš čia prieštaravau, tai taip, prieštarauju. Aišku, iš kitos pusės aš galvoju, būtų turbūt neblogai skirti kažkam perspektyviam, kuris dar labai intensyviai dirba, manau, bet premijos neturi. Pas mus yra ir daugiau žmonių, kurie darbštus ir tikrai daug ir ilgai dirba. Bet mums reikia kažkokio kriterijaus objektyvaus, pagal ką galėtumėm išrinkti daug intensyviai dirbantį žmogų. Yra žurnalas mokslinių tyrimų. Centro. Ir čia mes... Ir aš čia esu. Ir gal ir tu esi. Čia kas paskutinis išeina iš darbo ir užsirašo, kad... Tai pažiūrėkim. 21 metai. Sužiedėlis. Kęstutis, taip, dar Kęstutis, toliau verčiam. 22 metai, 22 metai, Sužiedėlis. Poderys, Sužiedėlis. Nu tai kaip ir... 23, 24. Šiaip, Sužiedėlis. Aš pritariu, žinok, iš tikrųjų, kad profesorius Sužiedėlis tikrai sėdi ilgai, dirba daug, aš manau, kad potencialas yra puikus, manau, kad galim. Galim, bet vėl galvoju, ar mes čia nepakišim kiaulės profesoriui Kęstučiui. Taigi, jeigu jisai tiek daug dirba, tiek ilgai darbė užsisėdė, tai matyt prie kažkokio didelio atradimo, slenkščio žmogus. Tai gal truputį luktelt ir tada tikrai jau ne tik šitą premiją, bet ir kitas nusineš. Tai tu manai, kad geriau truputį lukterti, kol darbai bus pabaigti ir tada skirti, ar ne? Kai bus tas didelis darbas nuveiktas ir tada skirti. Iš kitos pusės, ko gero, taip, nes vis tiek yra nedidelė galimybė, kad tas darbas gali ir nesibaigti nieko. Nu, kaip ir taip. Bet vėlgi, kaip galvoji apie profesorių Kazimierą Pelčarą, tai jis nepadarė jokio vieno grandiozinio atradimo, nesukūrė magiškos kulkos, bet jis buvo labai darbštus ir daugelį veiklų įsitraukė žmogus. Jisai ir kūrė institutą, gydė pacientus, atliko mokslinius tyrimus, švietėjišką veiklą užsiėmė. Multitaskeris Tikras multitaskeris buvo. Ar turim tokių? Tai tada nėra problemų. Man atrodo, jeigu mes pradedam galvoti apie žmogų, kuriam prisiskambinti sunku, kuris visą laiką užsiėmęs, bet į visus klausimus, į visus pasiūlymus atsako taip ir visus darbus padaro, akivaizdu, tai yra Dulskas. Man neturiu jokių aš irgi nei karto nepavedė, irgi mielai skirčiau, bet kur čia tose nuostatose buvo punktas.
Premija skiriama tik vieną kartą, o Audrius yra gavęs. Šiaip jo, Audrius yra gavęs ir iš esmės praeitą kartą už tos pačius savo daugia dalykius pasiekimus. Tai reikia kažką... Tada taip išeina netinka, ar ne? Netinka, brauk. Ok, supratau. Tai gerai, jeigu aš taip žiūriu, kad iš esmės, kad čia ką mes besiūlom, tam visiems vis netinka ir netinka, tai gal tada ir neskiriam to pačiu ir sutaupysim. Taip kaip ir Kazimiero Pilčaro pacientai, žinai, jisai buvo Vilniaus labdaros draugijos narys ir daugelį vargingų pacientų jis gydė nemokamai. Tai iš esmės ligonių kasos ypatingai apsidžiaugtų, ar ne? Taip, o pas mus įstaigoje kaip tik yra 2 mergaitės, kurios labai nemažai dirba su labdaringa veikla ir neseniai buvo kalėdinė mūgė pacientams, Ieva ir Juventa. Gerai, 2 premijos, 2 mergaitės, man tinka. Aš irgi visom 4 už. Tik vat man labai įdomu, kodėl tu čia prie tos labdaros taip labai ypatingai prisidėjęs ir net ir visom 4 už, tai kažin ar čia, kaip sakant, tą labdarą nepasišildai? Nu kaip tu taip? Ne, aš tik tai kartais užeinu arbatą pavaišina, gal kokį trupinuką randu ant stalo, bet ne, tikrai ne. Aš manau, kad kadangi profesorius Pelčaras nuo pat gimimo buvo susijęs su Ukraina, tai mano skyriuje yra kaip tik žmogus, kuris nuo pat pradžios padeda Ukrainai tiek su įvairiais akumuliatoriais, tiek su dronais, tiek su bombų detalėm ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad čia tai tikrai... Stop. Čia aš jau matau, kad kažkas savus prastuminėja. Čia, nežinau. Taip negalima, Jonai, tikiesi matyti jau, kad tau iš premijos tiks, man atrodo. Gerai, taip ir pasakysiu, kad premijos Ukrainai neskyrė Vilius. Gerai, supratau. Gerai, Jonai, baigiam tuos pykčius, grįžtam prie reikalų. Nepamirštam, kad vis tiek, įstaigoje ir misijoje įrašyta svarbiausia yra pacientas. O geras pacientas yra pagydytas pacientas. O dar geresnis pacientas, kada jis apskritai nesuserga. O čia jau būtų prevencija. Taip, prevencija. O mes turim, kas su prevencijagi užsiima. Rūta Everat. Taip, kiekvienam lifte gali rasti lankstinukus, primintukus apie tai, kad nerūkyti, o jeigu pradėjai rūkyti, ką daryti, kad nerūkyti. O tai tau dar reikia priminti? Ne, man tai nereikia priminti, aš nerūkau. Aš irgi nerūkau. Tai tada neskiriam. Neskiriam tada. Jeigu neaktualu, tai ir premijos nereikia. Bet šiaip, kai pagalvoji, kad profesorius yra prisimenamas ne tik kaip mokslininkas ar gydytojas, bet jis kaip geras žmogus. Tai tu siūlai skirti tiesiog geram žmogui? Aš manau, kad čia yra labai neblogas variantas, nes premijų už nuopelnus yra daug, o gerų žmonių irgi reikia ir reikia juos skatinti. Pritariu, aš irgi galvoju. Pagal tos visus kriterijus, pagal straipsnių skaičius, citavimus, čia gali ieškoti ir tų premijų tikrai yra daug. Aš manau, skiriam geram žmogui. Aš kaip tik žinau įstaigoje daug gerų žmonių, porą, žinau, tai vidutiniškai gerų žmonių, bet sudėjus juos į krūvą gausis vienas geras žmogus. Aš manau, kad taip ir padarom. Gerai, tai žiūrėk, kad išrinkti sąžiningai, aš siūlau daryti taip, kaip mes dviratininką mėnesio renkam. Pritariu. Surašom visus vardus ant laimės rato, pasukam ir kam jau laimė nusišypsos, tas ir bus išrinktas laureatu. Tai einam sukti.